vakaras, svečiai, juškoniečiai, visi, kas tikrai nepatingėjo šį vakarą ateiti, tiesiog pasidžiaugti tuo gražiu vakaru ir gražia švente. Šiandien mes kartu pilni aruodai švęsdami šventę, taip pat džiaugiamės užbaigtų projektų kartu su Kuigalių bendruomenės centru. Jų dėka mūsų tiesiog kaimui, mūsų kraštui, mūsų žmonėms ir jų geroviai yra baldai labai gražus, bendruomenės kambarys apstatytas, yra gražus nauji va šitie tautiniai rūbai ir daug garso aparatūros. Tai va, mes materialiai iš jų tiesiog gavę, gal ir ES dėka, bet ir jų nuopelnų didžiulių dėka tiesiog turim džiaugtis tuo. Ir aš labai noriu padėkoti bendruomenės pirmininkiai Gintarei, kuri labai dėjo daug pastangų, kad mes bendrom jėgom kažkaip tai įsigytume visą tai. Tai va, kviečiu į sceną Gintarę ir tiesiog visi nuoširdžiai paplokime, nes tiesiog dasidėjo grinai mums tuo materialiniu gerbuviu. Miela Gintarė, norim palinkėti ištvermės, stiprybės, geros nuotaikos, sveikatos. Tikrai sunkus darbas, tiesiog darbas be atlygio, bet jis tiek matomas, kad tiesiog norisi pasidžiaugti ir kad visi pasidžiaugtų ir tiesiog nuoširdžiai jums padėkoti. Tai, kad yra žodžiu, dar norėjau ką pasakyti, kad tas vakaras, tie gražūs kultūros namai yra tikrai stipraus, gero šeimininko, po stipria ranka, neduoda atsipūsti, neduoda tiesiog atsipalaiduoti. Tai mūsų gerbiamas bendruomenės pirmininkas Andrėjus Štombergas, daug yra dasidėjusi seniūnyje, mūsų seniūnas Faustas Pilipavičius, daug yra gauta paramos ir naudojamės tom patalpom savivaldybės administracijai, didelis dėkui. Taip, kad norim taip suteikti žodį Gintarei, kuri laukia, turbūt aš užsikalbėjau. Atsiprašau, aš labai jaudinuosi, neturiu lapelio, neturiu šneku, tiesiog ką galvoju. Dėkui. Visiems. Kas nepažįstate, esu Gintarė Barukas, bendruomenės centro pirmininkė. Šalia manęs mano bendruomenės centro pavaduotoja Birutė. Kiekviena bendruomenė savo žmonės skatina siekti gerų kaimyniškų santykių. Šiandien, kaip ir minėjo jūsų bendruomenės pirmininkė, galime pasidžiaugti sėkmingai įgyvendinamo projekto Juškonių ir Kuigalių bendruomeniškumo stiprinimas įgyvendintais rezultatais. Per šiuos metus Juškonių ir Kuigalių bendruomenėse sėkmingai įgyvendinome projekto veiklas, kurių metu bendruomenės praturtėjo materialiai. Įsigijome kompiuterinės technikos, baldų, muzikos įrangos, surengėme kūrybinius užsiėmimus suaugusiems, taip pat stovyklą vaikams. Įsigijome tautinius drabužius Juškonių meno kolektyvui. Šio projekto dėka galime pasidžiaugti ir šiuo renginiu. Šis projektas puikiai paneigęs nevykusį posakį apie laimingą lietuvį ir įrodęs, kad esame puikūs kaimynai ir mielai dalijamės su šalia gyvenančiais žmonėmis ne tik rūpesčiais, bet ir savo sugebėjimus. Linkiu visiems stiprios sveikatos, prasmingų darbų, kilnių idėjų ir optimizmo. Tebūna jums šį šventę malonių stabtelėjimų kasdienės veiklos sūkuryje, susimąstymo akimirka ir gera naujų darbų pradžia. O mes nuo savo bendruomenės centro taip pat labai norime padėkoti jums, Rita,
už malonų bendradarbiavimą.